Ir taip šiandien nusprendžiau, oras geresnis pasitaikė, atvažiavau prie to pačio kanalo, Wesel-Datchel kanalo. Ir čia yra Friedricho Šveldo šliuzai. Štai čia yra šitas kanalas, per kurį plaukia baržos. O čia va jau yra, kaip suprantu, kurios kelia arba nuleidžia iš Reino upės į šitą kanalą. Tai vat bandysim praseit, pasižiūrėti, ko čia yra. Kas čia kaip atrodo. Štai kaip čia įdomiai viskas atrodo. Tai štai toj pusėje yra jau Reinas. O štai čia yra dokas, į kurį įplaukia laivai ir jisai pakeliamas ir per čia jisai plaukia jau į kanalą. Gan įdomu. Nematau čia ženklų, kad nebūtų galima vaikščioti, einame toliau. Pažiūrėsime gyvai. Kas čia, kaip čia. Tokie galingi kažkokie aparatai, nežinau, ką čia daro žali, kokią funkciją atlieka. Bet girdžiu, kad vanduo leidžiamas. Kaip matote, čia jau šliužas uždarytas. Tačiau prieiti negalima. O štai ten stovi baržos, laukia savo eilės. Dar ten matau atplaukia. Ir va. Štai laiviukai stovi, jo šią kelią. Ar leidžia, dabar net nežinau. Ne, man atrodo, kad jos leidžia. Jo, pagal vėliavą jos leidžia ir jie turėtų nuleidus vandeniu išplaukti. Įdomus procesas. Va čia yra laiptukai, ir pasilipti, pažiūrėti. Atsivers gražesnis vaizdas. Tai yra nuleidžiamas vanduo. Stovi baržos. Laivukai yra pririšti, nežinau ar girdžiuosi, čia labai didelis triukšmas. Čia įleidžiam gan greitai, vanduo nusileidžia. Labai įdomu. Visas nuleidimo procesas vyksta labai greitai. Tai tiesiog nežinau čia. Jau dar mačiau viršų laivo, jau dabar va kiek nusileido. Nu, dar yra čia kokius 3-5 metrus nuleisti.
Kaip mato, tolumoje nemažai eilė laivelių laukia. Ir čia tas dokas, man atrodo, po 2 tokias 2 baržas didelės priema ir viskas. Tai čia, kiek čia tas trunka laiko nuleidimas, pakelimas, nežinau, bet bandysim užfiksuoti. Laiko turim. Tikrai toks neeilinis, manau, reginys čia. Visiems turėtų būti gan įdomu. Štai man įdomu, čia yra laivai pririšti va su lynais, stovi ten žmogelis, kuris tos šniūrus atlaisina, tai turbūt dar kažkas turės ateiti tos lynus nukabinti, bet čia nematau žmonių, nors būdeliai mačiau, ten vienas kažkoks kavą gėrė, atsipalaidavęs. Tai va. Nu, tai jau vanduo jau pradeda bėgti silpniau, jau, manau, praktiškai nuleido. Čia bus pakelimo procesas įdomus, štai tokiais kranais į viršų kels. Nu, įdomiai čia bus, kaip čia viskas toliau vyks. Va, jau žmogus vaikščia, net prisirišęs su lynu, kad nenukristų, kaip įdomiai. Žiūrėk, matai, su lynu prisirišęs vaikštą. Palei krantą. Saugumas visų pirma aukščiausiam lygiai. Štai matote žmogus, kuris turės nukabinti lynus, prisirišęs prie troso, maža ką, kad nenukristų. Jau nebesigirdi, kad bebėgtų vanduo. Manau, vanduo yra jau išlygintas. Tai dabar laukia pakelimo procesas. Štai atsidaro vartai. Atsidaro šliūžas. Ir tuoj laivai išplauks. Jo, atrodo tai įspūdingai. Svarbiausia, kad galima prieiti visiškai viską tą matyti. Tai vyksta pakelimo procesas. Gal iš toliau paimti tą vaizdą. Bus įdomu pasiekti, kiek truks visas procesas įplaukimo, išplaukimo. Vat kitą reisą mes paimsim, pažiūrėsim. Nu, atrodo, kad liftas pakilo didelis. Kaip matau, jau laivai yra atšvartuoti ir jie jau juda link išplaukimo, turėtų pro šitos vartus praplaukti. Primenu, kad čia susijungia šitas kanalas su Reinu, tai yra viena pagrindinė vandens juosta Vokietijoje, labai plukdoma daug krovinių, dirbo 24 ant 7.
jokių išeiginių. Nu ką čia plukdo, visokias skaldas mačiau, anglis, mačiau ir dujas suskystintas pervežant baržomis. Nu, manau, kad čia jie viską plukdo. Štai išplaukia laivas. Kurią vietą filmuoti. Nu, 5 metrai kanalo gylis. Tai kur tas brūkšnys yra, manau, tiek ir yra.